Šiandien su reikaliukais buvau biškiuką išvykęs pajudėti. Nu ir kaip visada, neapsieita be nuotykių. Aplankiau vieną draugą. Nu ir prie jo namo, sakykime, irgi taip pat. Daugiabutis, sąlyginai dviaukštis. Ant žemės radau tokį pyplį. Iškritusi iš lizdo žvirblis čia, nes žvirbliai aplinkui ten ant stogo lakstė. Tai vat iškritęs jisai ir ką, palikti katinams jis ar ką. Įkelt jį, iš kuris ten iškrito, iš pastogės ten po tai šiferiais. Nu, man nebuvo jokių šansų, tai su draugu va, taip padarėm tokį improvizuotą lizdelį. Nu ir paėmiau jį, dar nežinau, ką su juo darysiu. Gal kas nors turit patirties va tokių va žvirbliukų auginimų. Kuom jį čia lesint reikia, kirminukais, musikėm ar, kaip draugas sakė, kiaušinį išvirt, suminki tokie košikė kažkokie įdėti jam į tą geltoną snapą. Nežinau dar ką darysiu, jeigu kas norit paimt, turit patirties ar ką, vat. Jeigu kas norit paimt šitą bičiuką, žvirbliuką, parašykit, ką nors komentaruose ten ar į elektroninį paštą. Nežinau, ką dar darysiu, bet praeit paprastai abejingai negalėjau.